8:05. Ryto Allegro. Iki 9 valandos LRT klasikos eteryje laida Ryto Allegro, čia Marius Eidukonis. Šiaulių Juventos progimnazijos kieme rengiama pilietinė akcija Išsaugokime dainuojančią Juventą. Jie siekiama atkreipti dėmesį į mokyklos laukiančią pertvarką. Pagal ją mokykla turi atsisakyti principo ar nuostatos, nežinau net kaip čia įvardinti, tiksliai vykdyti formalų išvietimą papildančią ugdymo programas. Situaciją mes šį rytą ir aptarsime. Su mumis švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas Tomas Bičiūnas. Tomai, labas rytas. Labas rytas. Taip pat Šiaulių miesto savivaldybės švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė. Edita, labą rytą ir jums. Labas rytas. Šiaulių Juventos progimnazijos direktorė Rita Tamašauskienė. Rita, labas rytas. Labas rytas. Ir progimnazijos mokinių tėvų bendruomenės atstovė ir šią ugdymo įstaigą baigusi Indrė Burškienė. Indrė, labas rytas ir jums. Labas rytas. Indrė, galbūt mes nuo jūsų ir pradėkime. Baigėt šią mokyklą, į ją dabar, kiek žinau, leidžiat ir savo vaikus. Galbūt nuo jūsų patirčių mokykloje ir tada kokios priežastys lėmė, kad ir savo vaikams parinkot būtent Juventos progimnaziją? Na, tai buvo mano turbūt geriausiai praleisti 12 metų, nes tada, kada aš mokiausi, tai buvo 12 metų mokykla, vidurinė mokykla. Mes buvome paskutinė laida, kuri baigė 12 klasių. Tai mes tada labai išgyvenom, kad mokykla buvo padaryta 10-metė. Ir po to jinai tapo 8-metė vėl po visų pertraukų. Taip, kad mokykla yra, tiesiog jinai yra vienas didelis, kaip pasakyti, gyvas organizmas. Tai nėra kaip dvi mokyklos, tai yra viena mokykla su muzikos pakraipa, kada mokiniai gali eiti į pamokas ir viskas yra priderinta, po pamokų iš karto vyksta muzikinis ugdymas. Tai yra vienas labai didelis pliusas, kad galima tėvams tiesiog nesirūpinti vaikus vežioti po mokyklas, po skirtingas vietas, nes tiesiog mokinys būna mokykloje visą dieną. Ir aš tą prisimenu pati puikiai, kad būdavo pamokos, būdavo muzikos būreliai ir tai yra toks vienas organiškas junginys. Tai yra tikrai labai faina mokytis tokioje muzikos mokykloje. Indrė, kiek apskritai, kaip tėvų bendruomenė sutiko šią žinią apie mokyklos laukiančius pokyčius dabar? Ta žinia pasiekė mus nevienodai, aš jau sužinojau šiek tiek anksčiau apie tai ir tai buvo slepiama. Gal sakyčiau taip, kad tėvai nelabai taip ir žinojo apie šią žinią, kad bus tokios pertvarkos ir dabar jisai tiesiog sprogo kaip didelis burbulas šitą informaciją ir visi dabar tokie pasimetę, nežino, kas bus. Pone Edita, aš kviečiu į Editos Minkuvienės klausiu, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo skyriaus vedėjos Šiauliuose veikiančių mokyklų kontekste, kaip atrodo tada Juventos progimnazija. Taip, labas rytas dar kartelį. Tai šita mokykla bendrame mokyklų tinkle tiesiog vykdo dvi pagrindinės funkcijas. Visų pirma, yra kaip bendro ugdymo mokykla. Ir yra šitame tinkle tikrai jos pridėtinė vertė pagal savo misiją, optimalus tinklas, jį išpildo visas sąlygas, vaikai turi galimybę teritorijoje gyvenantis vaikai gauti formalų švietimą, privalomas programas aukštų lygmenių ir tuo pačiu yra mokykla bendrame ir tinkle išskirianti ir formalio švietimo mokyklas, kur, sakykime, yra įvairios programos, šiuo atveju, kad ir kalbant apie muzikinį ugdymą. Tai šita mokykla tuo pačiu yra ir būtent ir tokio tipo mokyklos tinkle. Bet kalbant apie bendrą, sakykime, vietą, tai tiesiog mokykla per savo dvi, sakykime, skirtingas kryptis, ji išpildo bendrą visos Šiaulių miesto švietimo sistemos, sakykime, tikslus, uždavinius ir apskritai bendrąją misiją. Kalbant apie miesto gyventojams galimybę prieinamumo įvairovės programų prasme. Pone Rita, kaip keistusi ugdymo procesas mokykloje, jeigu visgi būsit priversti tuos pokyčius įgyvendinti? Kaip atrodys tada Juventos progimnazijos gyvenimas? Pagal dėliojamą strategiją iš tikrųjų visų pirma esantis mokyklos darbuotojai, muzikos mokytojai, jie jau nebus Juventos progimnazijos darbuotojai, jie bus kitos įstaigos darbuotojai. Mums iškils iššūkiai suderinti ir taip vieningai išpildyti ugdymo turinį.
Nes dabar pas mus to, ko mamytė Indrė nepaminėjo, yra viskas labai gražiai integruota. Mokiniam, pavyzdžiui, 8 pamokų laiku pamokos gali būti išdėliotos, aišku, tą daro mūsų vietinis darbuotojas, informatikos mokytojas, rengia tvarkaraščius. Gali būti 1 pamoka muzika, 2 matematika, 3 solfedis, 4 gali būti kūno kultūra, 5 fortepijonas arba smuikas. Ir tai sudaro sąlygas vaikam vienos darbingos dienos metu nepervargti ir pasiekti pagal savo gabumus aukščiausių rezultatų. Apie ką, pavyzdžiui, liūdi neformaliojo švietimo įstaigos, kad vaikai po pamokų ateina pavargę, kad iš tikrųjų įtraukiosios veiklos mokykloje, kurios šiuo laiku ar nėra visos dienos mokyklos koncepcija, galbūt vyksta renginiai, vaikai nebeateina į neformalų švietimą arba ateina jau ne su tais fiziniais duomenim, kurie, pavyzdžiui, reikalingi vokalo pamokai. Jie jau nebeišgauna to rezultato. Tai Juventos progimnazijoje sukurta sistema, jinai sudaro sąlygas šitiem procesam vykti vaikui patogiausių laikų. Tai yra, pavyzdžiui, nuo 8 ryto iki 5 valandos vakaro. Tai yra pats darbingiausias, pats turiningiausias laikas vaikui nepervargti ir pasiekti geriausius rezultatus. Taigi, taip, bus iššūkių su suderinimu, nes tai vis tiek bus 2 juridiniai vienetai. Ir ko mokykla bijo, ko darbuotojai bijo, kad mums nepavyks laikui bėgant užtikrinti to paties sklandaus proceso. Kad ir kaip norėtume mes vadovai, ar ne, nes tai jau bus 2 įstaigų vadovai, ar tikrai per laiką tas nesikeis, kad ir kaip dabar šiai dienai mes susitartume ir patikintume, kad viskas bus taip pat. Pone Rita, jūs minite jau 2 juridinius vienetus, tai kaip tada ta Šiaulių Juventos progimnazija skyla, aš žiūriu į tą 8 natą ant jūsų ženklę, tai turėsit 2 16-nės ar kaip? Panašiai, tiesiog mes nebegalėsim būti Šiaulių Juventos progimnazija su muzikiniu ugdymu. Bus Juventos progimnazijoje, pavyzdžiui, muzikos mokyklos, muzikos skyrius. Tebūnie pavadintas Juventos skyriumi, bet tai vis tiek jau bus kita įstaiga, tik mūsų patalpose. Ir tada reiškia pats ugdymo procesas, apie kurį jūs, ponė Rita, pasakojot, kad gali būti ten muzikos instrumento pamoka 1, tada lietuvių kalba, matematika, solfedis, tai jau šito principo irgi nebelieka, tada bus tie bendrojo ugdymo dalykai, tada, nežinau, pertrauka arba nepertrauka ir mokinys tada mokysis muzikinių dalykų atskiruoju būdu. Labai tikėtina, todėl kad užtikrinti, kad pavyks, vis tiek mes kaip progimnazija turėsim užtikrinti bendrojo ugdymo mokyklų programų vykdymą, nes tai yra kitos įstaigos jau darbas. Ir kad, pavyzdžiui, kitas vadovas užtikrintų, kad muzikos mokytojai dirbtų čia ir kad tą vaiką pritrauktų, tai jau bus sudėtingesni procesai, nei kad mes dabar galime užtikrinti. Vis tiek viskas yra vienose rankose, vienu žvilgsniu ir vienu procesu. Su mumis dar priminsiu yra ir Edita Minkuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo skyriaus vedėja. Pone Edita, kaip tada atrodys, turėtų atrodyti ugdymo procesas, jeigu visgi šitas pokytis įvyks, tai ar Juventos tada progimnazijos patalpose turėtų atsirasti, kaip čia ir kaip direktorė sakė, Juventos muzikos mokykla ar Šiaulių muzikos mokyklos padalinys, ar čia yra sumąstytas tas pokyčio mechanizmas kažkoks tai? Taip, miesto pagrindinė misija yra vis tik tais užtikrinti vaikų muzikinį ugdymą ir natūralu, vadovaujantis teisės aktais, tikrai yra teisės aktų leidžiančių pritaikyti įvairius modelius, išlaikant būtent tą muzikinį ugdymą. Gal atkreipsiu dėmesį dar į tai, ir ką paminėjo ir mokyklos direktorė, tai yra iš tikrųjų Lietuvai yra vertė ta prasme, kad 20 metų laikotarpio perspektyvoje mokykla sugebėjo sukurti, sakyčiau, unikalų darinį, unikalų modelį, kaip vis tik tais gali bendro ugdymo mokykla tuo pačiu turėti išpildomumą ir muzikos mokyklos konteksto bendro kaip modelio. Ir svarbiausia, kad būtent šitas modelis, jis toje perspektyvoje, laiko perspektyvoje, 20 metų laiko perspektyvoje, mes negalime pasakyti, kai jis nebuvo sėkmingas. Tai yra dar vienas iš pavyzdžių tarimai galimų Lietuvai pavyzdžių, kad vis tik tais tai yra akivaizdi praktika, kad galėtų būti ir toks variantas.
Tai vėl grįžtant prie to, sakykime, pertvarkos varianto, natūralu, jeigu teisės aktai, mes juos vis tiek turime jų laikytis ir vykdyti, tai ir siekiame, kaip ir sakiau, miestas išsaugoti muzikinį ugdymą Juventoje, Juventos vaikams. Tai reiškia, mes rinksimės tikrai ir yra pasiūlytas kaip alternatyvus variantas toks modelis, kad mokykla galėtų į savo patalpas prisijimti jau šiuo metu veikiančios vienos iš Šiaulių mieste muzikos mokyklos, būtent to juridinio vieneto, sakykime, variantą įsisteigti kaip skyrių, Juventos skyrių, bet su esminė pagrindinė sąlyga. Esminė pagrindinė sąlyga yra ta, kad šitas skyrius tarnautų būtent Juventos vaikams, Juventos būtent šiandieną dirbantis Juventoje muzikos specialistai, pedagogai, profesionalai turėtų galimybę išlaikyti savo, sakykime, darbo vietas maksimaliai ir svarbiausia, kad ir sukurta visa bazė, kuri šiandien tarnauja mokyklai, tiek bendrojo ugdymo mokyklai, tiek muzikos mokyklai, jinai būtų maksimaliai ir toliau panaudota dėl kokybiško vaikų ugdymo. Tai šitas modelis yra įmanomas. Atkreipsiu dar dėmesį ir tai, kad neformalus švietimas, pati programa, kad ir formalų švietimą papildanti programa, skiriasi nuo formaliojo švietimo, todėl kad tai yra pakankamai kūrybiška ir lankstu. Yra ministro nustatyti reikalavimai, kuriuos mes puikiausiai galime adaptuoti susitarimo būdu, nes yra reikalavimuose nėra aiškiai pasakyta, kiek tų valandų tiksliai turi skirti solfedžiui, muzikavimui. Kiekviena muzikos mokykla tą savo unikalumą gali išgauti ir čia būtų tikslas minimaliai griauti unikalų Juventos modelį, atrasti mokyklą esančio, mes tikrai mieste turėtumėme, jeigu tokie sprendiniai būtų, artimą Juventai mokyklą muzikos ir padaryti tą adaptaciją. Tai žinoma, viskas galima, bet ką ir mokyklos direktorė minėjo, mokyklos laukia vis tiek yra iššūkiai, yra pokyčiai, bet jeigu niekas nebus pakeista, tai jūs turbūt suprantate, kad miestas vis tiek kartu su mokyklos bendruomenė ieškos va šito alternatyviausio, visiems labiausiai tinkamiausio sprendinio. Pone Edita, o tai ką jūs paminėjot, ar ne? Nes panašu, kad jūs jau koncepciją esat susidėlioję ir planą A, B ar C irgi turit. Tai ar įmanoma, kad tas, ką jūs ir paminėjot, Juventos modelis ir tai, ką mokyklos direktorė minėjo apie tas persipinančias pamokas, ar ne? Nes mes matyt apie švietimo koncepciją kalbėdami turėtume sakyti, kad ne tik vaikas turi atsėdėti nuo 8 iki, 14 valandos tam bendro ugdymo plane, bet tas prasipinimas meninių dalykų su bendro ugdymo dalykais labai sveikas bendram ugdymo procesui. Ar įmanoma tada tokį modelį ir toliau išlaikyti, kaip jūs galvojat, kai tie du juridiniai vienetai atsirastų po vienu stogu? Mano manimu tikrai įmanoma. Metodiškai padaryti tai tikrai yra įmanoma. Tai yra dviejų, sakykime, tarkime, juridinių vienetų susitarimas, nes šiaip teisiškai tą galima padaryti. Bet sakau, tai be abejonės tai yra iššūkis, bet viską galima padaryti. Priminsiu, su mumis ir mūsų pokalbio klausosi ir švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas Tomas Bičiūnas. Pone Tomai, kaip jūs vertinat šitą susidariusią situaciją? Mes turim unikalų modelį, sakykime, turim modelį, kuris kalba apie tai, kaip ir turėtų atrodyti šiuolaikinis švietimas, kad persipina dalykai, kad pamokos mokiniui leidžia pabūti ir kūrybiškam, ir susikaupusiam, ir čia, paprastai tariant, neurologai pasakytų, kad labai sveika ir smegenų veiklai taip persijunginėti ir tiems kairiems ir dešiniems pusrutuliams keistis. Kaip vertinama situacija švietimo ministerijos koridoriuose? Sveiki dar kartą. Tikrai švietimo ministerija ir pati ministrė jau yra išsakiusi poziciją viešai ir mes puikiai suprantame, ką jūs ir sako, ką ir vedėjas sako, mokyklos vadovai ką sako, kad būtent tai yra unikalus atvejis ir mes tikrai visą širdimi, visomis pastangomis, kad kuo mažiau įvyktų to negatyvaus pokyčio. Iš tikrųjų, pirmiausia, kaip akcentą norime pasakyti, kad svarbiausia čia yra dabar mokinys ir jo pasirinkimas. Todėl pati ministrė ir ministerijos pozicija sako, kad visa tai, kas vyks, turėtų
mažiausiai paveikti mokinio pasirinkimą, kad jam išliktų tie patys mokomieji dalykai, kad jam išliktų kuo galima lankstesnis tas pamokų tvarkaraštis pagal jo poreikius, kad jiems išliktų dėmesys ir tie patys mokytojai, ką mes girdime, kad dabar pašnekovai kalba, kad du atsiras juridiniai vienetai, tai mes tą puikiai irgi turbūt šiai dienai suprantame, kad toks variantas galėtų būti kompromisinis. Tačiau čia ir turėtų būti svarbus labai savivaldos vaidmuo ir skyriaus švietimo vaidmuo, derinant tų dviejų juridinių vienetų, sakykime, suderinamumą, kaip tai viskas turės įvykti. Tai negalima palikti tik tai mokyklai, pačiai, kuri vykdys formalųjį ūkdymą ir staiga tam, reiškia, meninės pakraipos mokyklai, kuriai priskirtas tas skyrius bus, kad jūs čia susitarkite dabar abi dvi pusės ir kaip išeis, taip išeis. Čia mes kviečiame abi dvi pusės sėsti ir labai didelį vaidmenį dėti savivaldai ir skyriui, kad kuo anksčiau viskas būtų išspręsta. Bet pone Tomai, apskritai mes kalbam apie tą pokytį, kurio reikėjo. Na, mes žinom mokyklas, tą pačią Vilniuje veikiančią Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mokyklą, kuri iš principo veikia Šiaulių Jovintos progimnazijos modeliu, kai yra ir bendrinis dalykas, ir meninis ugdymas, ir ten niekas nesipeša, ir ten dviejų juridinių vienetų. Nereikia, aišku, ten pavaldumas kitoks yra mokyklose, kad čia priklauso tiesiai švietimo ministerijai. Bet tai kam tada tas toksai perversmas ir mes dabar sakom, kad reikės dviejų atskirų juridinių vienetų, bet vis tiek gal bandykim dirbti taip pat, kaip dirbom? Na tai čia jau buvo įvardinta, kad šiai dienai tokia situacija netitinka tiesiog švietimo įstatymo, kuriame yra įvardinta, yra pasakyta, kas gali vykdyti tokią programą. Tai norint, kad viskas vyktų sklandžiai, reikia sutvarkyti teisiškai šitas problemas ir ieškomas tas, kaip sakėme, geriausias kompromisas. Gaila, kad reikia tai daryti, bet matom, kad ne vienerius metus tai vyko ir ko gero, ne vienerius metus tai netitiko to švietimo įstatymo. Bet pats modelis, pone Tomai, aš netaip seniai buvo UNESCO priimtos kultūrinio ir meninio ugdymo gairės, prieš mėnesį Vytauto Didžiojo universitete net konferencija tam skirta vyko ir aš pacituosiu 3 punktus iš tų UNESCO gairių. Kultūrinis ir meninis ugdymas turėtų būti efektyviai integruotas į kultūros ir švietimo politiką, strategijas ir programas, čia įskaitant teisės aktus, ugdymo turinį, mokytojų ir edukatorių rengimo bei kvalifikacijos kėlimo programas. Antra, jis turėtų būti prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Ir trečia, ir šioje srityje svarbu išnaudoti naujų technologijų teikiamas galimybės, užtikrinant apsaugą nuo jų keliamų rizikų. Įdomiausia, kad prie tų UNESCO švietimo gairių ir savo pastabas teikia ir Lietuvos organizacijos. Ir mes dabar kalbam apie tą modelį, kuris iš principo atitinka UNESCO kultūrinio ir meninimo ugdymo gairias ir sakom, kažkaip turėjom tą modelį, bet jį dabar sugriaunam, bet kartu bandom jį ir išsaugoti. Tokia, nežinau, iš šono klausantis ir klausytams matyt atrodo ir tėvams Juventos progimnazijos vaikų, kad kažkokia tai sugriaunam sistemą, kuri ir taip gerai veikia. Na, galima būtų ir taip traktuoti, jeigu jūs, aišku, taip dabar iš tos pusės paaiškinote, kad kaip ir teoriškai viskas gražiai ir praktiškai veikia. Bet tada, kai žiūrime, kaip reikia susitvarkyti pagal teisės aktus, pagal kaip turėtų būti, sakom, mums trukdo šiai dienai teisės aktai. Bet šiandien jie tokie yra ir tada ieškome geriausio varianto. Bet visiškai... Bet teisės aktai, pone Tomai, yra keičiami. Vienas iš variantų, teisės aktus galime keisti, bet šiuo atveju, ko gero, šitas atvejis nebuvo išanalizuotas labai stipriai ir manoma, kad tai paveiktų ne tik šitos mokyklos situaciją. Teisės akto keitimas paveikia visos Lietuvos švietimo tinklo situaciją, tai reikia sverti. Gal ir net neatmetamas variantas, kad šiai dienai tvarkomės taip, kaip turime, kas geriausia, ir žiūrime į ateitį, ar galime čia tvarkyti tos teisės aktus, kurie paveiktų teigiamai ne tik šitos mokyklos situaciją, bet ir visos Lietuvos švietimo tinklą, nes teisės aktas negalioja vienai įstaigai. Tai taip, nes ten mes turim tą, ar ne, 15 švietimo įstatymo punktą matyt, tai visada galima rašyti 15.1 meninio ugdymo pakraipos. Vienas iš variantų, teisingai sakote. Tai ponė Rita Tamašauskienė, su mumis Šiaulių Jovintos progimnazijos direktorė, kiek jūs rytoj jūs rengiat tokią pilietinę akciją Saugokime dainuojančią Juventą, kiek tikitės, kad dar kažkas gali pasidaryti, ar visgi čia iš principo, kad apie tą pokytį, kurį ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė minėjo, kad
bent jau, kadangi bandot vykdyti tos teisės aktus, kad ir kiek jie keisti bebūtų jūsų mokyklos atveju, kad bent tas toks persiprogramavimo procesas būtų sklandus, ar tai ir yra tos jūsų akcijos tikslas? Na, tikriausiai tikrasis mūsų akcijos tikslas yra atkreipti dėmesį, kad nuo 71 metų Šiauliuose buvo sukurta unikali mokykla. Galbūt mes per mažai skleidėm, nors mūsų mokinių pasiekimai visada stebindavo, pavyzdžiui, meno mokyklų, gimnazijų bendruomenės. Jie pamatydavo pavadinimą, kad tai yra progimnazija, bet mūsų mokiniai laimėdavo Grand Prix, mūsų chorai yra aukščiausios kategorijos dainų šventėse. Jaunių choras 90 plus mokinių atstovavo dainų šventėje tikrai labai aukštame lygyje. Mūsų klasė šoka ir mes visą tai darom progimnazijoje. Mes esam tas unikalus pavyzdys, kuris galbūt galėtų būti pavyzdžių visai Lietuvai. Kaip pigiai, vieningai, gražiai auginti kultūringą Lietuvos pilietį, kuris nebūtinai rinksis profesionalaus muziko kelią. Mes turim, aišku, sukurtą Lietuvoje sistemą, kur vaikas gali nuo 1 iki 12 klasės ugdytis meno mokykloje, ar ne, kuris gabus dailiai, muzikai, šokiui. Taip, Šiauliuose mes turim tokių įstaigų ir aš labai džiaugiuosi, kad Šiaulių miesto bendruomenė, šeimos, vadinasi, mes esam tie kultūringi ir norintis auginti kultūringą žmogų, nes mes tikrai turim didelį pasirinkimą. O tai, kad tėvai renka Šiaulių Ventos progimnaziją ir mes niekad nepatyrėm jokių komplektavimo sunkumų, įrodo, kad toks formatas yra reikalingas ir labai patrauklus. Tai gal švietimo bendrai įstatymai ir dokumentai galėtų rasti terpę tokios krypties mokyklai. Tai mes tą įrodėm ir kas 2 metai su VUŠA, dabartinė Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, rengiam konferencijas. Tai yra istorija, kurią kūrė amžino atilsio profesorius Balčytis, nes šitoj mokykloje buvo kuriama visa tuometinė muzikinio bendrojo ugdymo muzikinė sistema, kuriami vadovėliai, rodomi pavyzdžiai, kaip muzikos kompleksinė pamoka gali užauginti mokinį, kultūringą pilietį, kuris, kaip sakiau, nebūtinai rinksis muziko kelią, bet bus dainuojantis ekonomistas ar chemikas, ar save kitaip realizuos muzikaliai ir aišku, gebės atskirti, kas yra kultūringa, kas yra aukšto lygio ar ne kultūra. Manau, kad tą indėlį ir iki šios dienos Ventos progimnazija padarė puikiai ir tą liudija mūsų alumnai, kurie tikrai mus labai stipriai palaiko, vienijasi, išgyvena dėl mūsų ateities. Ir kažkaip norėtųsi, kad pavyktų mums išsaugoti tą unikalumą, nieko neardant, nes ačiū vedėjai, ačiū Šiaulių miesto savivaldybei, nes jie tikrai visus metus taip pat minė kelius, dėl ko ir buvo dar laukiama ir dėlsiama nešti šią žinią. Nes vis tikėjomės, kad mums pavyks išlikti tokiem, kokie esam, nes manom, kad galim būti tokie Lietuvos švietimo sistemoje, kad nesuniveliuos mūsų visų, kad progimnazija tik tokia, gimnazija tik tokia, neformaliojo švietimo įstaiga tik tokia. Tai va, to ir norim savo dainuojančios mokyklos akciją. Ačiū Jums visiems už pokalbį. Beje, pokalbį aš kviečiau dalyvauti ir Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Vaida Leknavičienė, Seimo komiteto pirmininkė. Jiegi tuo metu sakė, negalinti prisijungti prie mūsų pokalbio, bet mane patikino, kad apie Šiaulių Ventos progimnazijos situaciją, informacija ją pasiekė. Nežinau, ar bus imtas ir kokių sprendimų. Aš dėkoju visiems pokalbio dalyviams. Su mumis buvo Šiaulių Ventos progimnazijos direktorė Rita Tamašauskienė, progimnazijos mokinių tėvų bendruomenės atstovė ir šią ugdymo įstaigą baigusi Indrė Burčkienė. Taip pat buvo su mumis Šiaulių miesto savivaldybės švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė ir švietimo mokslo ir sporto ministrės patarėjas Tomas Bičiūnas.